Dažnai sulaukiu klausimų, tai kur dingo Thule į A100. Tai priminsiu, Thule į A100, kurį aš turiu, tai yra vienas iš pirmųjų Thule stiprintuvų. Tai 95 metais pagamintas, na ir pasakysiu, kad tai yra geriausias Thule stiprintuvas, ką esu turėjęs. O esu turėjęs 4 skirtingus modelius. Tai šiandien pasidalinsiu servizavimo video, parodysiu, kokie buvo sunkumai remontuojant šitą stiprintuvą, manau tikrai bus įdomu. O dabar šiek tiek istorijos apie pačią kompaniją. Tai pati kompanija Thule's bankrutavusi jau yra ir bankrutavo dėl aplinkosaugos Europos standartų, bandė savo perkelti gamybą į kitą šalį, nepakėlė naštos, kaštų ir užsidarė. Tai buvo išdalinta į dvi dar kompanijas mažesnės, viena užsiėmė aptarnavimu ir servizavimu garantinių stiprintuvų, nes buvo, kaip žinia, parduota daug visokios įrangos, o kita kompanija nupirko visą sandėlį ant dalių, nežinau, stiprintuvų tikriausiai gamybai, nes ir dabar gamina stiprintuvus. Nesakysiu, kas tai per kompanija, bet galite rasti tikrai informacijos. Tai tikrai bus, manau, įdomu, nes stiprintuvas neeilinis, vienas iš pirmųjų, puikiai skambantis, na, remontas jo irgi ne iš lengviausių yra. Tai einam prie darbų, smagaus žiūrėjimo, kam patinka mano kūriamas turinys, nepamirškit paspausti like, parašyti komentarą, o dabar važiuojam. Tai iš praeitų metų, kiek buvom išlitavę šitos 4 galinius tranzistorius, tai juos dabar patikrinau pakartotinai, nes jau pamiršau. Tai kaip matot, šitas tikrai yra miręs. Šitie trumpo nerodo, irgi tikrinau, parametrai geri yra su kitu testeriu. Šitas irgi geras, tai kol kas iš šitos porelės, 2 porelių, tik tai vienas yra sudegęs. Tai kaip minėjau, 75% rodo trumpą, reikės eiti išlituoti kitus, greičiausiai bus mažiau daug sudegusių. Įtarimą turiu, kad abudu kanalai, kadangi yra vienodai nukepę, tai kažkas, kas rado man šitą stiprintuvą greičiausiai, arba kažkas kitas kažkoks žmogus jį šlapę bandė, manau, paleisti ir užsitrumpino tranzistorių ir pramušė. Greičiausiai kažkas tokio bus, kažkas su tuo susiję, nes kad sudegto abudu kanalai iš karto, tai čia būna, bet retokai iš tikrųjų. Na, einam žiūrėti, ar pavyks Lietuvoje rasti šios tranzistorius, einu išsilituosiu kitus likusius, eisim pasitikrinsim irgi, bandysim užsakyti, na ir manau, turėtume pabaigti remontą mėnesio eigoje. Nes labai smalsu išgirsti, kaip skamba šis Thule stiprintuvas. Toliau buvo vykdoma apžiūra ir matot, čia toksai tranzistorius yra BUP 40. Tai žiauriai retas, senas ir jo rasti nebeįmanoma. Tai pradėjau ieškoti, ką turiu. Tai turiu aukštos klasės Pioneer DVD. Radau visus BUP tranzistorius. Jų yra 4 šitam stiprintuvė. Pakeisiu šitais, kad būtų vienodi. Na, bandysim sulituoti tada galinius, na ir pasileisti. Aišku, vieno tranzistorio galinio neturiu, tai... Tai dabar įdėsiu į korpusą ir eisim išbandyti, pažiūrėsim, kas gausis, nebus paukštelėjimo. Tai kas buvo remontuota, tai buvo šitie tranzistoriai keisti ir galinių dalis buvo pakeista, atrinkta. Tai dabar pirmas bus bandymas ir įdomu, ar užgros, ar susprogs, tai to ir pamatysiu. Šiek tiek informacijos apie Thule's dalis, tai parodysiu tranzistorius. Tranzistorius, kaip matot, gavau originalius, tai T raidė, jeigu neklystu, Toshiba ar kažkas tokio. Ir iš kur spėkit pirkti šitie tranzistoriai? Aišku, pirkau suderintas poras, 5, tai nupirkau iš AliExpreso. Kažkokiu būdu esu atradęs dabar vieną vietą, kur pardavinėjo originalius naudotus tranzistorius kiniečiai. Aišku, ten perku po didesnį kiekį, neperku po 1, po 2, perku po 5 poras, pasidedu į sandėliuką ir tokiu būdu jau ne pirmą kartą perku. Pamatavus parametrus, parametrai identiški originaliems, kurie yra Thule stiprintuvė. Na tai tokius tranzistorius panaudojau, viskas, kaip sakant, originalu, tik tai ten tie BUP 40 buvo panaudoti kiti, aišku, irgi ten normalūs sudėti, nes tų BUP 40 be šansų rasti yra šiuo metu. Tai toksai remontas, kaip sakant, kaip mato darbai tęsiasi, viskas vyksta pagal planą.
Bandom įjungti. O, pasirodo, kad kaip ir veikia. Nueisim to išbandyti, manau. Tai vat remontas, žiūrėsim ar ilgam. Na, panašu, kad galutinai pabaigiam remontą, tik beliks suderinti režimus dabar. Bet jau veikia ir groja kaip turi gruoti šis stiprintuvas. Tai nuo to momento, kai jau pakeičiau tranzistorius, pakūriau, dabar apie 6-7 dar valandas papildomai turėjau praleisti, kol radau visus bėdas ir problemėlės šio stiprintuvo ir pagaliau galiu pasakyti, kad baigta. Tai tikrai problemų yra ir su tranzistoriais, nes buvo ir galinių sudegusių, ir priešgalinius, ir kai pradėjau keisti, tai keičiau visus iš karto, kad visi būtų vienodi. Ne taip, kad ten palikau kelis originalius ir įdėjau kitus analogus. Noriu, kad garsas būtų vienodas. Labai nustebino, kaip jisai groja iš tikrųjų. Tai apie patį garsą ir pačių testų bus daugiau Patreon'e. Bet skambesys, pasakysiu taip, kad labai panašus į A klasės stiprintuvų. Labai įdomu bus padiskutuoti su kolega, kuris turi Tiką. Ir esu matęs, kad labai panašus viduriai. Nes būtent Tulės kompanija Tikui gamino stiprintuvus ir irgi projektavo. Tai turiu įtarimą, kad ankstyvieji Tulės stiprintuvai būtent ir yra panaudota schema Tikuose. Tai dar radau iš gedimų, yra čia tokie mikro džemperiai, kaip matot. Tai buvo disbalansas šitam kanale. Jis groja tyliau ir didinant garsą, tiesiog su iškraipimais pradėjo groti. Tai buvau išlitavęs į Opampą, padariau kad galėtų pakeisti su šituo perėjimu dabar yra. Bet ne Opampė buvo bėda, pradėjau liesti, čia išėmiau tų džemperių, žiūriu oksidaciją. Ir paskutinis gedimas, kuris truko, jo šalinimas apie 5 valandas, buvo būtent oksidacija šituose džemperiuose. Tai dabar beliko suderinti, einu surinkinėju, na ir pagaliau projektą pabaigiam. Puikus stiprintuvas, puikiai skambantis, tikrai pasiliksiu savo kolekcijai. Žinot, kad turiu į A150, o šitas senolis yra super retas ir garsas irgi vertas, kaip sakant, kiekvienos praleistos minutės prie šio remonto. Tai tikrai džiugu, kad pavyko suremontuoti. Tai labai džiaugiuosi, kad pavyko atkelti šitą gražuolį. Aišku, prabuvo lentynoj nemažą laiką, kol pasiryžau. Studijos įrenginėjimo darbai, tiek studija, tiek remonto dirbtuvių remontas buvo atitraukiama neilgam nuo remonto stiprintuvų ir kolonėlių visokių projektų. Tai tikiuosi, kad sugrįšim su trenksmu. Turiu dabar numatęs didelių grandiozinių projektų su dakais, su kolonėliam. Tikrai bus įdomu, labai laukiu jūsų, aišku, komentarų, būtinai parašykit. Su Tule manau, kad dar neišspaudėm viso turinio, tai tikrai bus dar, jungsimės prie oscilografo, manau, atliksim testus, pažiūrėsim, ar nespalvina garso, kitokių visokių matavimų padarysim. Tai būtinai parašykit komentarą, laukiu jūsų nuomonę, susitiksim neužilgo. Iki.